Labadiena, šiandieną apžvelgsime, kaip reikia pririšti universalų pultelį prie vartų automatikos tiesiogiai, kai jame yra išsaugotas BFT ir Horman kodai skirtinguose mygtukuose. BFT ir Horman pasirinkti ne šiaip savo, tai yra sudėtingesnės sistemos, kurios reikalauja slapto arba sisteminio kodo. Tai tas kodas leidžia sistemai suprasti, kad pririšamas tikrasis pultelis ir kuris veikia kaip originalus. Neišleidus šio kodo, pultelis tiesiog neveiks ir neatidarinės jūsų vartų. Slapto kodo išleidimo procedūra yra iš tikrųjų labai paprasta. Spausime 2 mygtukus vienu metu ir paspausime tą mygtuką, kuriame įrašytas atitinkamas kodas. Jeigu slaptą kodą reikės BFT, tai spausime BFT. Jeigu slapto kodo reikės Horman, spausime Horman. Skirtumas tikriausiai tarp šių sistemų yra toks, kad kai išleisime slaptą BFT kodą, dar antrą kartą reikės paspausti BFT mygtuką, kad vartų automatika žinotų, kurį mygtuką mes tikrai pririšinėjame. Taigi parodau. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slaptas kodas BFT išleistas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slaptas kodas Horman išleistas. Kai pradėsite pririšimo procedūrą, nepamirškite paspausti mokymosi mygtuko vartų automatikoje. Demonstruoju. Spaudžiu mygtuką BFT sistemoje. Išleidžiu slaptą kodą. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ir kaip minėjau dar kartą. 1, 2, 3. Užtvirtiname tą mygtuką, kuris atidarinės BFT vartų automatiką. Po šios procedūros apie 15 sekundžių nieko nedarykite ir nespauskite, leiskite programavimo režimui imtuve užsidaryti ir kai praeina mažiausiai 15 sekundžių, pabandykime atidaryti vartus. Turėtų užsidegti LEDas. Taigi LED dega, reiškia mygtukas sėkmingai prisirišo. Patikriname, Horman šiuo metu dar neveikia, mygtukas spaudžiamas, bet lemputė nedega, reiškia vėl paspausime mokymosi mygtuką Horman imtuve, išleidžiame slaptą kodą 1, 2, 3, 1, 2, 3. Horman imtuve yra irgi papildomas LEDas, kuris rodo, jog mygtukas prisirišo, jisai pradeda greitai mirksėti. Dabar pabandykime, paspauskime mygtuką. Vartai atsidaro, LED mėlynai mirksi. Taigi pririšome 2 mygtukus prie skirtingų vartų automatikų, naudojantis slaptu kodu.